Šventą krikščionių žemę Palestiną 11 amžiuje plėšti musulmonų turkų gentys. Turkams veržiantis gilyn į Bizantijos valdas, išsigandęs jos imperatorius paprašė popiežiaus Urbano II pagalbos. Europos krikščionių akys jau senai krypo į rytų šalis, apie kurių nesuskaičiuojamus turtus pasakoja pirkliai. Europoje tuo metu feodalai buvo pasidaliję visas žemes, stigo laisvų valdų. Atsirado daug bežemių riterių. Tai jaunesnieji feodalų sūnūs, neturintys paveldėjimo teisės. Įprastu jų užsiėmimu tapo plėšimai ir karai. Norėdamas sustiprinti savo valdžią ir išspręsti Europos feodalų tarpusavio ginčus dėl žemės, popiežius nusprendė pradėti karą prieš saracėnais vadinamus musulmonus. 1095 metais sušauktame bažnyčios susirinkime Klermone popiežius pakvietė krikščionis į kryžiaus žygį atsikovoti iš musulmonų šventąją žemę. Jo kalbos įkvėpti fanatiškai religingi klausytojai šaukdami "To nori Dievas", tuoj pat prie drabužių segėsi kryžius ir įsipareigojo dalyvauti žygyje. Pamokslininkai netruko išplatinti žinią visoje Europoje. Įkvėpti popiežius pažadų gauti nuodėmių atleidimą, susikurti geresnį gyvenimą ir pasidalyti karo grobį, tūkstančiai krikščionių iš įvairių šalių ryžosi tolimam žygiui vaduoti iš šventosios žemės. Dėl drabužius puošiančių kryžių žygio dalyviai vadinti kryžininkais. Pirmieji į Jeruzalę patraukė vienuolio pamokslininko vedami varguoliai. Žygiui nepasirenkę ir net nenumanydami, kaip toli jų kelionės tikslas, išbadė žmonės, pakeliui prieškavo, vogė ir žudė. Miestuose surengė pogromus prieš žydus, krikščionių kaltinamus nužudžius Jėzų Kristų. Varguoliai Jeruzalės nepasiekė. Vien kirviais ir lazdomis ginkluotus žmonės sutriuškino musulmonai turkai. Riteriai kruopščiau rengėsi žygiui. Kai kurie pardavė visą turtą, kad galėtų įsigyti tinkamos ginkluotės ir žirgą. Juos vedė ne vien tikėjimas, bet ir galimybė praturtėti. 1099 metais riteriai užėmė Jeruzalę. Užkariautose žemėse kryžininkai pagal Europos pavyzdį įkūrė feodalinių valstybių. Jos buvo silpnos ir nevieningos. Valdymas sunkino valdovų tarpusavio ginčai dėl galios ir turto bei nuolatiniai musulmonų sukilimai. Dalis krikščionių įsikūrė rytuose, perėmė rytiečių papročius ir gyvenimo būdą, bet daugelis prisiplėšę turtų grįžo į Europą. Naujosioms valstybėms stiprinti, kryžininkai ėmė steigti griežtos drausmės karinės religinės sąjungas – ordinus. Įsikūrė tamplierių, joanitų ir kryžiuočių ordinai. Jų nariai riteriai vienuoliai davė paklusnumo, skaistybės ir neturto įžadus. Ordinai ne tik kovojo su musulmonais, bet ir rūpinosi maldininkais, steigė ligonines, rėmė bažnyčių statybą. Sėkmingi kryžininkų užkariavimai truko neilgai. Musulmonų valdovus sutelktos gausios pajėgos užėmė didžiąją dalį kryžininkų užkariautų valdų ir susigrąžino Jeruzalę. Padėties nepakeitė ir toliau rengiami kryžiaus žygiai, į kuriuos leidosi Europos valdovai ir riteriai. Ketvirto kryžiaus žygio metu 1204 metais žygis nusivylė ir turtų ištroškę kryžininkai įkalbėti Bizantijos jūrų varžovės Venecijos nusiaubė turtingiausią krikščioniškojo pasaulio miestą – Konstantinopolį. Gaisruose suplėškėjo neįkainojamos senovės rankraščių saugyklos, dailės kūriniai. Po nesėkmingų riterių žygių Europoje ėmė sklaidyti kalbų, kad šventąjį miestą Dievo padedami gali atgauti nekalti vaikai. 1212 metais surengtas 12-mečio prancūzų piemenuko vadovavimas vaikų kryžiaus žygis. Jis baigėsi nesėkmingai, vieni kryžininkai išmirė, kiti išsilakstė. Trečius pirkliai pardavė vergų turguose. 8 kartus europiečiai žygiavo į rytus ir vis tiek buvo priversti trauktis. 1291 metais musulmonai užėmė paskutinę kryžininkų tvirtovę. Europiečių viešpatavimas šventojoje žemėje baigėsi kaip ir prasidėjęs – didžiuliu kraujo praliejimu. Tik šį kartą nugalėtojai buvo musulmonai. Daugelio tautų istorijoje kryžininkai minimi kaip negailestingi užkariautojai, kurie, dangstydamiesi Dievo vardu, plėšė ir žudė. Kryžiaus žygiuose įžiebta religinė musulmonų ir krikščionių nesantaika yra ir šių dienų politinių konfliktų priežastis. Kryžiaus žygiai turėjo ir teigiamų pusių. Europiečiai pažino kitokį gyvenimo būdą ir papročius. Riterius stebino miestai su vandentiekiu ir kanalizacija, grįstomis gatvėmis, turtinga rytų gyventojų būtis. Europiečiai pamėgo rytietiškas pramogos prekes – prieskonius, kvepalus, papuošalus, plonus šilkinius audinius. Pakito požiūris į higieną, imta rūpintis kūno švara. Europoje pradėti auginti aprikosai, citrinos, moliūgai, ryžiai. Iš rytų perimta technikos ir technologijos naujovių – kompasas, tobulesnis metalo apdirbimas.
Italų pirkliai kryžių žygių dalyvius aprūpino ginklais ir gabeno jūrų keliais į Palestiną. Už tai buvo suteikta prekybos lengvatų. Iškilo stiprūs Šiaurės Italijos miestai valstybės – Venecija, Genuja ir Piza. Per juos iš rytų plaukė didžiausi prabangos prekių srautai. Šie miestai kontroliavo prekybą Viduržemio jūroje. Taigi, su jumis buvau aš, Spa Getis. Nepamirškite paspausti patinka ir prenumeruoti mygtuku. Viso!